Esu Irma, dirbu Vilniaus Jono Laužiko konsultacinėme mokymo centre. Norėčiau Jums trumpai papasakoti apie Erasmus Plus programos projektą Paw Protection of Animal Welfare in School Education, kuriame dalyvauja mūsų ligoninių mokykla. Gyvūnų terapija, taip pat žinoma kaip gyvūnų pagalba, apima gyvūnų įtraukimą į asmenų turinčių įvairių fizinių, emocinių ir psichologinių poreikių terapiją. Yra keletas gyvūnų terapijos tipų, kurių kiekvienas pritaikytas skirtingiems tikslams ir populiacijoms. Pavyzdžiui, gyvūnų terapija, hipoterapija, ūkinių gyvūnų terapija ar net delfinų terapija. Gyvūnų terapija gali būti vertinga priemonė, skatinanti vaikų emocinį ir psichologinį augimą. Svarbu pabrėžti, kad gyvūnų terapija nėra universalus metodas. Ne visi vaikai į jį gali reaguoti vienodai, o alergiškiems ar gyvūnų baimę turintiems žmonėms jis gali netikti. Todėl gydymas su gyvūnais turėtų būti vertinamas ir pasirenkamas pasikonsultavus su kvalifikuotu terapeutu arba konsultantu. Apibendrinant galima teigti, kad gyvūnų terapija gali būti vertingas ir malonus būdas padėti vaikams vystytis emociškai, socialiai ir psichologiškai. Kai naudojamas atsargiai ir profesionaliai vadovaujant, jis gali turėti didelį teigiamą poveikį bendrai vaiko savijautai. Gyvūnų nykstančių rūšių ir natūralios aplinkos apsauga yra svarbus daugelio organizacijų tikslas visame pasaulyje. Šios organizacijos imasi veiksmų, siekdamos išsaugoti biologinę įvairovę, didinti visuomenės ir suinteresuotųjų šalių informavimą, apsaugoti nykstančias rūšis. Visos šios organizacijos siekia apsaugoti nykstančias rūšis ir garantuoti subalansuotą aplinką ateities kartoms. Jų indėlis yra vertingas saugant gamtą, skatinant patikimą gyvūnų gerovės politiką ir saugant nykstančias rūšis. Ar jūsų šeima pasiruošusi imti globoti gyvūnų? Gyvūno paėmimas yra svarbus sprendimas, kurį ateičiai reikia apsvarstyti ir tam pasiruošti. Kaip ir įvaikinant vaiką garantuoti, kad jūsų šeima yra pasirengusi priimti gyvūną, reikia atsižvelgti į kelis svarbius veiksmus. Finansinės galimybės, tenka mokėti, pavyzdžiui, už gyvūnų maistą, veterinarinę priežiūrą, kirpimą, reikmenis, galimos kitos neatidėliotinos išlaidos. Įsitikinkite, kad jūsų šeimos biudžetas gali patenkinti šias išlaidas. Gyvūno tipas. Ištirkite ir pasirinkite augintinio tipą, atitinkantį jūsų šeimos pageidavimus, gyvenimo situaciją ir galimybes. Šunų, kačių, smulkių žinduolių, paukščių ir roplių ir žuvų priežiūros reikalavimai nevienodi. Sužinokite apie bet kokias šeimos narių alergijas ir kitus sveikatos būklės rizikos veiksnius, kuriems įtakos gali turėti jūsų augintinio pasirinkimas. Kai kurie šeimos nariai gali būti alergiški tam tikriems gyvūnams. Jei nuomojatės būstą, pasiteiraukite savininko, ar jis sutinka, kad būtų laikomi gyvūnai. Taip pat apsvarstykite, kiek vietos yra jūsų namuose ir ar ji tinka augintiniui, kurio norite. Atsižvelkite į tai, kad gyvūnas gali sugadinti baldus ir ar kitų būsto objektų paviršius. Atsižvelkite į savo šeimos gyvenimo būdą ir kasdienybę. Skirtingi augintiniai turi skirtingus poreikius ir aktyvumo lygį. Pasirinkite augintinį atitinkantį jūsų šeimos gyvenimo būdą ir laiką, kurį galite skirti priežiūrai ir draugystei. Apsvarstykite, ką veiksite su savo augintiniu per atostogas. Supraskite, kad augintiniai, ypač šuniukai ir kačiukai, reikalauja dresūros ir socializacijos. Būkite pasirengę skirti laiko ir pastangų, mokydami juos manierų ir padėdami jiems prisitaikyti prie naujos aplinkos. Jei jūsų augintinis yra šuo, apsvarstykite galimybę lankyti šunų dresūros pamokas, grupinės ar individualias.
Atminkite, kad augintinio globa yra džiugi patirtis, tačiau kartu ir pareiga. Kruopščiai apsvarstę visus minėtus dalykus ir paruošę savo šeimą priglobti gyvūną, būsite geriau pasirengę sudaryti tinkamą namų aplinką savo naujam pūkuotam ar plunksnuotam šeimos nariui. Renkantis gyvūną, kuris tinka jūsų šeimai, reikia atsižvelgti į tokius veiksnius, kaip jūsų šeimos narių gyvenimo būdas, asmenybės savybės, gyvenimo situacija ir pageidavimai. Kiekvienas gyvūnas turi savo unikalias savybės ir priežiūros reikalavimus. Štai keli gyvūnai, kuriuos galima priglobti, kad sumažintumėte jų savybės ir poreikius, jei imtumėtės globoti. Šunys išsiskiria savo lojalumu ir draugiškumu. Jų būna įvairių dydžių ir skirtingo temperamento. Todėl galėsite pasirinkti tokį, kuris atitiktų jūsų šeimos narių aktyvumo lygį. Šunims reikia reguliarių mankštų, treniruočių ir socialinio bendravimo. Jie puikiai tinka aktyvioms šeimoms, kurios mėgsta veiklą lauke ir gali suteikti šuniui reikalingo laiko bei dėmesio. Katės yra savarankiški gyvūnai, kurie gali būti tinkami šeimoms, kuriuose yra užimtas grafikas. Paprastai joms reikia mažiau priežiūros nei šunims, jos puikiai gali gyventi patalpose. Katės palaiko draugystę ir gali būti žaismingos arba santūresnės. Tai priklauso nuo katės individualių savybių. Triušiai gali tapti nuostabiais augintiniais šeimoms, kurios nori dėti pastangų, kad garantuotų tinkamą priežiūrą ir socializaciją. Jie gali būti dresuojami šiukšlėmis ir džiaugiasi, kad su jais elgiamasi švelniai. Triušiai puikiai tinka šeimoms, norinčiams gyvūną laikyti vidinėse patalpose ir gali būti geras pasirinkimas vaikams, kurie yra pakankamai subrendę, kad su gyvūnais galėtų elgtis atsakingai. Žuvys. Žuvys gali būti puikus pasirinkimas šeimoms turinčiams ribotą erdvę, įvairių alergijų turintiems žmonėms. Žuvų yra įvairių rūšių, kurių kiekviena turi savo priežiūros reikalavimus, akvariumai gali būti ir vizualiai patrauklūs ir mokomieji vaikams. Paukščiai, kaip antai banguotosios papūgos, gali būti tinkami šeimoms, turinčiams laiko ir įsipareigojimų socialiniam bendravimui ir psichiniai stimuliacijai. Paukščiai išsiskiria savo intelektu ir gebėjimu imituoti garsus. Žiurkėnai tai nedideli graužikai, reikalauja gana mažai priežiūros ir gali būti tinkami šeimoms, turinčioms ribotą erdvę. Jos gali būti įdomu stebėti ir su jais bendrauti, tačiau ir juos reikia tinkamai prižiūrėti. Gyvūnai priklausantis roplių ir varliagyvių grupiai, pavyzdžiui vėžliai, gekonai ar varlės, gali būti geras pasirinkimas šeimoms, kurie domisi herpetologija. Tačiau jiems taikomi specialūs priežiūros reikalavimai, todėl prieš atsinešant juos į savo namus reikia atlikti išsamų tyrimą. Jei turite didesnę lauko erdvę ir domitės unikalesniais augintiniais, galite apsvarstyti klausimą dėl vištų ar ančių įsigijimo. Jie gali sudėti kiaušinių vaikams teikti praktiniam mokymosi patirties. Galiausiai teisingas pasirinkimas priklauso nuo jūsų šeimos pageidavimų, gyvenimo būdo ir laiko bei pastangų, kuriuos norite skirti gyvūno priežiūrai. Labai svarbu išsamiai ištirti konkrečius, bet kurios svarstomo įsigyti gyvūno poreikius ir savybes. Pasiruošti ilgalaikiam įsipareigojimui susijusiam su naminių gyvūnėlių nuosavybe. Gyvūno priglobimo procesas yra svarbus ir jautrus sprendimas, kuris gali būti susijęs su daugybė klausimų. Pirmiausia, savo vaikams turite paaiškinti, kaip svarbu priglausti augintinį. Paaiškinkite jiems, kad priegloba reiškia tinkamai parengti namų aplinką, sudaryti galimybes gyvūnui laisvai judėti, kuriam to reikia. Pasikalbėkite su savo vaikais apie atsakomybę priglaudžiant gyvūną. Paaiškinkite, kad rūpintis gyvūnu reikia laiko, dėmesio ir meilės. Įvertinkite skirtingus
kiekvieno gyvūno poreikius, kuriuos turės patenkinti jūsų šeima. Skatinkite juos dalyvauti prieglobos procese, pavyzdžiui, renkantis augintinį arba padėti paruošti namus prieš jam atvykstant. Pasikalbėkite su savo vaikais apie pokyčius, kurie įvyks kasdienėje darbotvarkėje, kai namuose įsikurs augintinis, kuris taps ir šeimos nariu. Paaiškinkite, kaip jiems reikės prisitaikyti ir dirbti kartu, kad sėkmingai prižiūrėtų gyvūną. Atvirai pasikalbėkite su vaikais apie būsimą augintinio priežiūros išlaidas ir laiką, kurį jam reikės skirti. Kaip ir žmonės, kiekvienas augintinis yra skirtingas ir turi savo charakterį. Jo prigimtis ir sugebėjimai susidoroti su išbandymu, kurį gyvenimas jam skyrė, patirtys, tokios kaip trauma ir apleidimas, gali turėti rimtos įtakos. Nors vieni greitai prisitaikys prie naujo gyvenimo, kitiems gali prireikti laiko. Smulkesnę informaciją rasite Vadovė tėvams.